Kaišiadorių suaugusių ir jaunimo mokykla nuo 2013 m. rugsėjo 1 dienos pradėjo vykdyti mokinių mokymą nuotolinio mokymo būdu. Nuotolinis mokymasis – tai sparčiai plintanti naujovė Lietuvos švietimo sistemoje. Taikant šį būdą, nuoseklus mokymasis vyksta, kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas ir laikas. O bendrauti ir bendradarbiauti, perduoti mokymosi medžiagą padeda informacinės ir komunikacinės technologijos. Dauguma šiuo būdu besimokančių mokyklos mokinių teigia, kad mokantis nuotoliniu būdu jiems lengviau suderinti mokymąsi su darbu, šeimyniniais įsipareigojimais, kelionėmis ir kitomis svarbiomis veiklomis. Mokymasis vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje, naudojama KTU platforma Moodle. Mokiniai forumuose turi galimybę diskutuoti, klausti nesuprastų dalykų, gauti grįžtamąjį ryšį. Nuotolinį mokymą aš apibrėžčiau 3 žodžiais. Tai galimybė, patogumas ir šiuolaikiškumas. Nuotolinis mokymasis teikia labai daug galimybių. Nepaslaptis, kad šitokią mokymosi rūšį pasirenka žmonės, kurie kažkada dėl tam tikrų priežasčių negalėjo mokytis įprastai. Supratę vidurinio ar pagrindinio mokslo baigimo svarbą, jie ryžtasi mokytis tokia mokymosi forma. Ir tas, kuris galbūt lėtai per pamokas dirbo, kartu daug ko su klase nespėjo, mokydamasis nuotoliniu būdu, gali pasirinkti savo tinkamą tempą. Mokytis prieš darbą, po darbo, galiausiai būti Lietuvos moksleiviu, nors ir ne visą laiką gyvena Lietuvoje. Tad toks mokymasis tikrai atveria didelės galimybės. Be to, tai labai patogu. Moodle sistemoje įdėtą medžiagą galima peržiūrėti daug kartų, sugrįžti prie jau išeitų temų, pasikartoti, mokytis ten ir tada, kur ir kada patogu. Tad šią mokymosi formą mielai naudojasi mažus vaikus auginančios mamos, laikini emigrantai, pamaininį darbą dirbantys arba keliaujantys žmonės. Galiausiai mokymasis nuotoliniu būdu yra labai šiuolaikiškas. Tai reikia tik interneto prieigos ir šiais laikais nepatogu, tai tikriausiai viskas patogu. Man tai ten, sakau, tikrai gerai sugeneruota visa ta saitvietė, svetainė. Be Moodle medžiagos dar renkamės knygas. Jo, knygas. Pasiguglinam, jeigu kažko dar nerandam. Bibliotekai daug visko yra. Individualias konsultacijas. Aš tai auklėtojai skambinu arba mokytojai. Ir lankausi, stengiuosi lankyti, jeigu tik trečiadienis laisvas, tai jau stengiuosi lankyti. Aš nelabai galimybės turiu. Tai lietuvių ir technologijų. Kaip dar bendrauti su mokytojais? Telefonu. Telefonu ir individualiai. Egzaminų žadu laikyti visus, kad tik tai gaučiau atestatą, kad mama būtų patenkinta. Visus, ta prasme. Nu, kurių, kad tik tai man duotų tą atestatą. Kurios jau privalomus. Kad mama duotų, jums džiaugtis. Egzaminus laikysiu, tai žinoma irgi privalomus lietuvių technologijas ir rusų kalbą dar pasirinkau. Ar siūlytume mokytis? Žinoma. Taip, labai gerai iš tikrųjų. Daugam netgi prireikia to 12 klasės.
Pravartus dalykai. Ir gal netgi, savotiška toksai dabar kaip užsiėmimas, toksai, jau dabar malonus, jeigu kažkada nesinorėjo mokytis, tai dabar jau nori.